Labą dieną dar kartą. Nu, ir pabaigai mes panagrinėkim, kas yra kintamieji. Taip, bet kurioj praktiškai programavimo kalboj kintamoji sąvoka yra labai svarbi. Ir mūsų tikslas dabar išsiaiškinti, ką ji reiškia ir kaip naudotis kintamoji. Tai kai rašomos programos, atsiranda įvairūs objektai tose programose ir vienas svarbiausių objektų vadinami kintamaisiais. Kiekvienas kintamasis turi savo vardą taipo ir su tuo vardu, su tuo kintamoju taipo mes galim susijęti tam tikrą informaciją. Nu, kai ji gali būti skaitinė, tekstinė, loginė ir panašiai. Taipo. Tai nėra turbūt jokios naujienos, nes mes jau panašius dalykus matėm skaičiuokliai. Jeigu jūs prisimenat, jeigu mes turim kažkokį skaičių, mes galime rašyti tam tikrą langelį. Nu, pats langelis celė turi savo adresą, taip pavyzdžiui, A3, B1. Tai čia galima maždaug taip ir įsivaizduoti, kad su langeliu B1 mes siejam vieną arba kitą kažkokią tai reikšmę. Taip. Nu, ar šiuo atveju tas B1 arba C3 koks nors, tai būtų vardas. Pythone ir kitose programavimo kalbose vardas gali būti žymiai ilgesnis negu ten raidė ir skaičius, arba ten dvi raidės ir skaičius. Ta prasme ilgesnis, kad jis gali prasidėti nuo raidės ir arba galbūt pabraukimo ženklo, o po to gali eiti raidės skaitmenys ir vėl pabraukimo ženklai kokie nors. Taip, vienas iš jų. Taip. Ir kai jau vardas pas mūsų sugalvotas, kaip taisyklė, vardą visą laiką bando sugalvoti, kad jis turėtų prasme, mes galime susijęti su tuo kintamoju tam tikrą informaciją, skaičius, tekstus ir taip toliau. O tam, kad susijęti, mes tiesiog rašom lygybės ženkliuką. Taip. Nu, ar tas lygybės ženklas vadinamas dar priskirimo operacija arba priskirimo operatorium kartais. Taip. Na ir kai priskirimo operacija įvyksta tam tikroje programai, tam tikroje eilutėje, tai mes sakom, kad kintamasis gavo tam tikrą reikšmę, taip, po priskirimo operacijos. Na ir paskui, kai mes priskiriam tam tikrą reikšmę, susijęm, ją galima naudoti toliau programai. Ir štai čia paprastas pavyzdys, kuris iliustruoja, kaip naudotis kintamaisis. Nu, pavyzdžiui, čia yra kintamasis, kuris turi vardą pirmas ir mes su juo siejam reikšmę 5. Taip, pirmas lygu 5. Toliau antras irgi yra kintamasis ir mes su juo susijęsim reikšmę 11. O dabar pavyzdys, kaip galima tą panaudoti. Pavyzdžiui, mes norim suskaičiuoti pirmo ir antro sumą ir atspausdinti reikšmę. Tai kaip galima šitą padaryti? Mes rašysim print, paskui pirmas plus antras, taip. Ir ko puikiausiai mums kompiuteris šitą turi įvykdyti. O štai čia kažkurioje vietoje pas mus yra tas pirmas plus antras ir va matot, čia 16 gavosi. Taip, 5 plus 11 gavosi šita reikšmė 16. Toliau tęsiasi tas pats pavyzdys. Šiuo atveju mes priskiriam nesveikuosius skaičius, o realiuosius, nu, jie moksliškai programavime vadinasi slankaus kablelio reikšmės, o trečias pas mus bus 15 sveikų ir 20. Nu, ketvirtas bus 12 345 ir 0,10. Taip. Ir mes galim juos sudauginti taip, ir sužinoti rezultatą. Tai štai čia matosi tas rezultatas.
Nu ir pavyzdys, kaip galima naudotis dar tekstiniam reikšmėm, kad galima susijęti tekstinę reikšmę. Tai va čia, pavyzdžiui, galim sukurti tokį kintamą pasisveikinimas LT. Nu ir priskiriam reikšmę labas, pavyzdžiui, pasisveikinimas EN, angliškai, tai čia hello. Ir paskui spausdinama štai tokį reiškinį, o žiūrėkit. Mes rašom angliškai, tačiau tekstas, paskui plius, tai čia tas pats, jeigu čia yra tekstas ir čia yra plius, tai čia tas pats kaip sulieti, taip, o sulieti o štai šitą reikšmę ir šitą reikšmę, tai čia kas bus parašyta angliškai, tarpas, paskui bus va šitas pasisveikinimas, tai yra labas, paskui plius, paskui bus o lietuviškai dar va štai šitas ir dar plius pasisveikinimas LT. Tai šiuo atveju bus va šitas labas. Nu, aš prieš tai turbūt šiek tiek nusišnekėjau, nes jau vakaras, čia va pasisveikinimas angliškai, tai va šitas hello reikėjo apibraukti, taip. Čia šiek tiek atsiprašom, taip. Na ir matoma, koks galutinis rezultatas to print funkcijos veikimo. Čia va angliškai hello, o lietuviškai labas. Va matot, čia būtų toks pats paprasčiausias pavyzdys, kaip galima pasinaudoti kintamaisiais. Kągi, tiek iš teorinės pusės šios pamokos. Nu, dar vienam filmukė mes pažiūrėsim, kaip galima atlikti vieną arba kitą pratimą iš klasės ir namų darbų. Ačiū už dėmesį.